Sveiki visi, jūs kanale Meškutė ir šiandieną aš būsiu lauke. Aš jums parodysiu, ką galima veikti lauke, jeigu jums nuobodu. Jo, žinau, daug kuriems yra nuobodu, kai jie lauke. Nežinai, mama tiesiog sako eiti lauką ir tiesiog tu nueini ir nežinai, ką veikti. Jeigu tiesiog be draugų, be nieko, vienas turi nuobodžiai kažką tai daryti lauke. O to aš jums papasakosiu. Na va, ir mes čia. Tai pirmą, ką galima daryti, galima pasisurt ant supinių. Taip smagu. Vat muzika dar būtų, jau būtų geriau. Tiksliai, apie muziką. Tai mes įvykdėm vieną punktą. Tai čia jau daug. Nu kaip daug. Vienas yra mažai. Bet mes tęsiam toliau. Ir tas toliau bus. Aš jums to parodysiu. Va. Galima šokinėti. Ką aš čia darau su batais? Ir čia irgi trūksta muzikos, nuobodu. Tikrai gal. Muzikos. O, puiku. Aš jau pavargau. Dabar man reikia grąžinti batus. Puiku. O, palauk. Kam grąžinti? Visa tai yra kitas būdas. Kroksai. Tai šis dabar aš sėdu. Tai čia buvo tokie, pas kurios yra, tai čia buvo antras punktas, einame trečią punktą. Ką čia tokia, nuveik, ką čia tokia nuveik. Aš ir nebuvau sugalvojau ir jūs pasiruošę tai pamatyti. Žiūrėkit. Tai yra medis. Jo. Tai yra medis. Štai. Va. Dabar lipsim. Nukrito. Aš lipu ant medžio. Čia tikrai sunku. Čia tau nežaidimai. Iš naujo nepradėsi. Na kągi. Taip. Pilnai. Aš einu nusileistis. Kaip nulip. Atsargiai. Atsargiai. O.
Viskas gerai. Oi, viskas gerai. Einam toliau. Na, aš susitvarkiau savo plaukus. Ir 4. ar tai 5. Vat į šitą kalną aš lipsiu 10 kartų. O 10 kartų. Na, bandom. 1, 2, 3, 4, 6. Pamiršau pasakyti 5 vietoj 6. 7, 8, 9, 10. Dabar bėgam. Čia buvo ekstremalu. Tai, manau, taip. Manau, šiam kartui buvo viskas. Tai nežinau. Laukite antros dalies. Tai, aš einu gert vandens. Tai žodžiu, atėjus buvo kanalą Miškutė. Viso gero. Oi.